Sveiki atvykę į Vlogmas, kur atidarinėsime advento kalendorius, praleisime laiką kartu ir skaičiuosime dienas iki švenčių, tad lauksiu jūsų kiekvieną dieną. Ankstus rytas. Ir aš ką tik supratau, šiandien yra penktadienis 13. Va kodėl man nesiseka nuo ryto. Paaiškinsiu situaciją. Man šiandien nuo ankstaus ryto reikėjo skambintis į Kauną dėl atsakymo dėl histologinio po operacijos, dėl naviko. Aš pasiskambinu ten, viskas kaip ir gerai ir man sako, jūs turėsit siuntimą, taip? Ir aš tokia, man nieks nieko nesakė apie siuntimą. Sako, mes be siuntimo negalim jums skirti atsakymą duoti, išrašyti, nes pas mus tokia sistema. Aš vakar buvau pas šeimos gydytojus ir su sesutėm bendravau ir aš daviau joms lapą ir sako, niekad dėl histologinio atsakymo nereikia siuntimo. Tai sako, nereikia jums siuntimo. Tai aš jau klausiaus, aš paaiškinau tai Kauno sesutei, kad tokia situacija, kad man sakė, kad nereikia, sako, pas mumis tokia nauja sistema, kad būtina. Tuomet sako, šiandien iki 3 valandų turit gauti siuntimą arba negausit atsakymą dabar. Aš skambinu staigiai šeimos gydytojų centrui savo, sakau situaciją, sako, gydytojų dabar nėra, labai daug sergančių, žodžiu, siuntimo tikrai negausite šiandien, nes, žodžiu, per daug užsiėmę gydytojai bus. Aš paaiškinu situaciją, kad aš vakar buvau pas jumis, kad jūs sakėt, kad nereikia, bet man reikia, kad man sakė, iki 3 reikia gauti ir, žodžiu, man kitaip atsakymo neduoda histologinio. Sako, aš mėginsiu, bet sako, aš nieko negaliu prižadėti, nes tikrai užsiėmė daktarai, tai tikrai gali neparašyti siuntimo. Sako, jeigu parašys, aš jums paskambinsiu. Tai dabar aš esu ant laukimo, žiauriai tikiuosi, kad iki 3 gausiu tą siuntimą. Labai tikiuosi, nes aš noriu sužinoti atsakymus to histologinio tyrimo. Ir tuomet skambinsiu Kauną, žodžiu, ir visa kita, bet ta prasme, taip susinervinau, nes aš taip norėjau jau sužinoti viską, bet gavos taip, bet žodžiu. Jau aš labai telefonu nemoku šnekėti, ypač kai reikia kažko įsiprašyti dėl savęs, bet šiandien, kadangi tokia situacija, žodžiu, pamačiau, kad visi nukrito tos baimės, nes tiesiog norėjau susitvarkyti tą reikalą ir kai man pasakė sesutė, kad, žodžiu, šiandien nebus siuntimo, ir paprastom dienom aš būčiau pasakius, gerai, žodžiu, tada viso gero. Bet šiandien aš sakau, man reikia siuntimo, ta prasme, aš vakar pas jūs buvau, tai mėginau pabūti šiek tiek už save labiau, kaip pasakyti, pastovėti už save šiandien pamėginau, tai ir išėjo. Tai tikiuosi, kad, kaip sakant, išmoksiu naują skillą per tokius dalykus, nes aš tikrai esu iš tų žmonių, kuri pati nemoku už save pastovėti ir visą dėl to nukenčiu, nes visą sutinku su tuo, ką man duoda, nors duoda kartais žiaurius dalykus gyvenimas ir, žodžiu, leidžiuos gyvenimu būti daužoma, kaip tik gali, kaip tik nori, bet reikia išmokti labiau už save pastovėti tokiose aplinkybėse, nes čia ne šiaip kažkokie juokai, o čia sveikata, tai negalima taip leisti, kaip sakant, lipti ant galvos. Tai tikiuosi viskas bus gerai. Aš nežinau, ar aš kai susiskambisiu, ar man tą atsakymą šiandien ir parašys histologinį, jeigu aš gausiu siuntimą, ar čia vis tiek reikės palaukti kelias dienas, bet, žodžiu, esmė, kad aš noriu šiandien susitvarkyti tą dalyką. Aš noriu, kad man būtų siuntimas, aš noriu susiskambinti, susidėlioti viską. Tai jo. Tai lauksim siuntimo. Gavau siuntimą, tai dabar skambinsiuos į Kauną, kad gauti atsakymą, bet yra kita problema, ta prasme, man negalėjo atgal prisiskambinti sesutė į mano numerį, nors visi kiti, pavyzdžiui, mama paskambino, kad jai skambino, ta prasme, pranešė dėl to, kad siuntimą jau išrašė
ir jinai man prisiskambino, bet kiti neprisiskambina ir čia jau ne pirmas sykį man nutinka šitoks dalykas, kad man negali prisiskambinti, o pas mane neateina nei skambutis, nei kai būna ta žinutė po skambučio, kad jums kažkas skambino, bet ten nebuvo ryšio ar kažko. Žodžiu, niekas neateina, bet žodžiu sako, kad man neįmanoma prisiskambinti. Tai kodėl manęs nesufiksuoja? Tai nežinau, gal kas nors turit kažkokį atsakymą, kodėl taip gali būti, kad žodžiu man skambina, bet man neprisiskambina, o man neateina nei skambutis, nei kad mėgino kažką skambinti, žodžiu visiškai. Tai gal žinot, dėl ko taip gali būti? Jūs neįsivaizduojate, kokia didelė mano svajonė šito maišiukė yra. Aš negaliu patikėti, kad aš radau Vinted tai. Aišku, aš visą laiką norėjau nusipirkti originalą pati, bet tikrai daug pinigų ir niekad kažkaip nepataikydavau ant akcijų ir būtent šito, kuris čia yra, aš norėjau ir jo nebūdavo, jis išpirktas būdavo, tai kai aš radau Vinted jį, aš negalėjau patikėti, nes čia mano svajonė. Parodysiu, paaiškinsiu labiau, bet žodžiu, čia buvo mano svajonė, nežinau kiek laiko turėti šitą rūbą. Tiesiog aš apsėsta ir be to šitas rūbas atėjo iš Suomijos. Tai jo, aš negaliu, aš bijau, kad aš apsiverksiu. Čia yra Teddy Fresh H3, ten labiau Hilos firma iš H3 Productions, bet esmė, kad aš taip ilgai norėjau šito bliuzono, nes čia jų vienas iš pirminių dizainų, kai tik pradėjo ta įmonė, dabar ta įmonė gal 5 kokie 6 metai, jie labai daug drabužių turi, bet aš šito megztinio norėjau nuo pat pradžių, kai pamačiau, bet visą laiką labai brangu būdavo užsisakyti ir sakau, vėliau nebebuvo. Ir galiu pasakyti, kokia kokybė jo gera, jisai toks sunkus, žodžiu. Aš tokia laiminga. Žodžiu, čia mano svajonė, aš žiūriu HT podcastą kiekvieną sykį, kai išeina laida. Daug sykių man buvo, kadangi aš esu viena iš dažniausiai žiūrinčių, daug sykių buvau gavus dovanų jų membershipą. Ta prasme, aš jį pati norėčiau turėti, nusipirkti, bet kažkaip vis dar tiek pinigų neturiu, bet norėčiau, kaip sakant, tapti jų kanalų narė, taip skaitytos žodžio, bet pagaliau turėsiu tą bliuzoną, kurio norėjau visą laiką. Aš pirmą jį, aišku, išsiskalbsiu ir tuomet jau užsidėsiu. Ir tokia laiminga. Nu ką, išsiskalbiau, pagaliau užsidėjau ir aš tokia laiminga. Svajonė išsipildė. Tokia nedidelė svajonė, tai buvo pasiekiama, tai džiaugiuosi, kad ją išpildžiau. Ir pagaliau ant manęs šitas bliuzonas, kuris man yra iconic. Kas žiūrėjo, esat H3 podcast'e, turėtumėt žinoti šitą bliuzoną, jis turėtų jums būti irgi iconic. Ir žodžiu. Patenkinta labai esu, nes čia buvo mano svajonė. Ir pagaliau turiu ją. Tai prisiskambinau į Kauną, padėkojo, kad gavau tą siuntimą taip greitai ir sakė, kad, kaip supratau, viskas bus surašyta atsakymai į tą siuntimą, tai dabar tiesiog reikia laukti, kada viską gausiu. Tikėkime, kad nepiktybinis navikas. Po ilgą laiko išėjau normaliai lauką pasibūti. Taip, Tebai, taip. Kad tu. Čia daug pripuošta, kaip galiu parodyti.
Bela. Labai įdomiai dangus atrodo toks kaip nutapytas, matote? Labai kažkaip įdomiai, bet labai gražiai. Užėjo meilės bangoje. Kaip jis ant manęs čia miaukia, rėkia, kad aš jį glostyčiau. Jie mano katinai. Advento kalendorių laikas. Šiandien saulė išlindo, tai visai kitoks vaibas, bet to pasidažiau ir pasiruošiau, nes šiandien važiuosiu į Radviliškį pasižiūrėti eglės. Tai labai džiaugiuosi, nes pasiūlė kai kas kartu važiuoti, tai labai faina, nes pati negaliu vairuoti ir panašiai, tai nekantrauju pamatyti eglę ir kažką nuveikti, nes labai užsisėdėjau namuose, tai noris veiklos. Tai gerai, pakuojam kalendorius. Tai Eurikos 13 diena viršuje. Ir mes čia turim Baby Gloss bespalvį blizgį iš Revolution, Makeup Revolution. Tai šiek tiek liūdna, kad irgi bespalvis, kaip kad iš Douglas kalendoriaus ištraukiau bespalvį, bet, kaip sakant, toks prie daug ko tiks. Tai jo, tiesiog blizgis toks, kaip sakiau, toks prie daug ko tiks. Tai dabar paskambino močiutė, kad ateičiau pavalgyti pas ją, tai pavalgysiu ir grįšiu pakuoti kalendorių. Grįžau pavalgius čeburekų močiutės iškeptų, labai skaniai pavalgiau. Ir džiaugiuosi, kad pavalgiau, nes vėl nuo ryto baisiai pykina, bet prisiverčiau save pavalgyti, tai gal bus geriau, nes negalima tiek dienų kankinti savęs, nes tikrai labai nedaug valgau, bet visą ten to pykinimo jausmą laikaus, tai dėl to taip ir gaunas, kad nedaug valgau. Gerai, einam toliau. Kaži, kaip mus nustebins šitas kalendorius šį kartą? 13, penktadienis 13. Ar jūs tikite tuo tokiu, taip sakant, kaip čia vadinasi jie? Pamiršau tą žodį, žodžiu kaip prietaras kažkas tokio, kad penktadienis 13 kažkas blogo gali nutikti. Ar jūs tikite, kad kažkas ta diena, ar jums tiesiog paprasta normali diena? Pakomentuokite, man labai įdomu, kas tikite tokiais dalykais, kas ne. Bet apūkis gali. Gerai, ką čia turime? Tušą! Okei, tušą nesitikėjau kažkaip, nežinau dėl ko, bet kažkaip negalvojau. Bet koks lengvas tušas, labai atrodo, kad nieko nėra. Pasižiūrim, kokia tušo. O! Koks įdomus tušas, tas tokia labai plona galvute. Bet kaip įdomiai, tas didesnis negu pati tušo tubelė, dėl to toks ir atrodo, kad nieko nėra. Bet jo, čia tas toks, kur plonytis. Įdomu bus pasidažyti, net šiandien jau su tušu, tai negaliu pamėginti, bet bus įdomu išmėginti jį. Einam prie kito kalendoriaus, kuris mus būna nustebina dažnai. Pažiūrėsim, ką čia rasim. 13. O! Grandinėlė, kaklo papuošalas. Čia toks labiau kaip čiaukeris, ta prasme, kur prie pat kaklo, bet gan įdomiai atrodo. Iš tikro geras. Šitas kalendorius toks pastebėjau labiau aplamai grožio, ta prasme, ir papuošalų, ir plaukų aksesuarų įdėta, o anas kalendorius, tas pirmas iš temų, tai toks labiau makiažą pastebėjau. Gerai, aš nesusigraibau užsegimo, bet visai žiūriu, man čia tinka šiandien prie outfito šitas, jeigu tik užsegčiau. Niekaip neužseku per plaukus. Pagaliau šiaip netaip užsisegiau, tai, kaip sakau, šiandien man prie aprangos netinka, bet nežinau, tai fainai, man tas visai kalendorius patinka dėl tokių staigmenėlių, kur nesitikėjau tikrai papuošalų ištraukti.
Toliau turime saldainiukus, 13 diena šičia. Ir turime dar vieną kamuoliuką, šį kartą oranžinį, tai jų visų skonis toks pat, šiek tiek rūgštoki, bet kaip guminukai. Na ir Douglas time. 13 turime čia. Čia turime veido prausiklį, šveitiklį, kažkas tokio. Naturally advanced formulations to support your skin. This is biological beauty. Nežinau, kas čia. Per firmą Grown Alchemist. Šitokiam įpakavime. Rašo, kad tinka visiems odos tipam, bet čia labiau toks kaip šveičiamasis tas prausiklis, tai jo, bus įdomu išmėginti. Nesu girdėjusi tokios firmos kaip Grown Alchemist, bet gal visai geras dalykas bus. Tuoj išvažiuosiu, planuojam važiuoti į Humaną Radviliškį, tuomet prie eglutės. Tai laukiu, nežinau kaip seksis su koja, nes po siūlų ištraukimo dabar jinai daug jautresnė ir skauda, gale ypač, kur kyla jau link kulno tikriau nuo kulno į viršų. Ta vieta jautresnė, tai ant pirštų galiuko eisiu, nesiimsiu ramentų šį kartą, mėginsiu eiti ant pirštų galiuko, bet reikės vis tiek savęs nenuvarginti per daug, kad nepasidaryčiau blogiau, bet labai noriu išvažiuoti iš namų, noriu pamatyti eglutę, gal pasidaryti kokią nuotrauką, gal Humanai kažką surasiu netyčia, nežinau, bet laukiu. Keliaujam. Nu va, ką tik grįžau, tai dar visa sušalusi, dėl to snarglį traukiu, bet nenuvažiavom į Humaną, nes nespėjom. Pamačiau eglutę Radviliškio ir Radviliškio eglučių alėją, bet išvažiavusi, kai buvau, gavau skambutį iš daktaro ir aš neturiu vėžio, tai tokia palaima. Vis dėlto penktadienis 13 man buvo sėkminga, bet pasakė, kad kai atliko tą tyrimą, rado, kad jisai yra reumatoidinis mazgelis. Ir nukreipė pas reumatologą kreiptis, nors aš jau buvusi daug sykių pas reumatologus, bet sakė, kad jie turi aiškintis, kodėl tas mazgelis reumatoidinis, lygtais taip sakau, kodėl jisai atsirado tuomet, nes šiaip turėčiau turėti reumatą, nes man ir palei visus simptomus yra kaip ir reumatas, bet jo palei tyrimus neranda, tai kažkas čia nesusideda galai ir turi aiškintis, ar čia man nuo Ehlers-Danlos viskas, ar kažkaip vis dėlto susijęs to reumato ir turi daryti didesnius tyrimus, tai žodžiu dabar esu nukreipta pas reumatologus, bet čia reikės aiškinti, žiūrėti, kas bus, bet svarbiausia ne vėžys, aš labai laiminga, nes iš tikrųjų šiandien jau įsigandau, kažkaip pradėjau pergyventi, kad tikrai jau bus kažkas negerai, bet kai gavau tą skambutį, tai apsidžiaugiau, kad viskas į tą pusę gerai ir kad
išsiaiškino, kad ten toks dalykėlis, kur keista, atrodo kulne, kokia keista vieta, bet pasirodo būna ir taip. Tai dabar eisim per reumatologus, reikia susirasti labai gerą reumatologą, kuris su manim tirtų mane, žiūrėtų, kas čia, kaip čia yra. Bet to koja, tai tikrai pavargau, gal reikėjo vis dėlto ramentus imtis, nes, kaip sakant, po tų siūlų išėmimo labai viskas susijudinė ir iš tikrųjų kraujavo žaizda. Tai matyt dabar viskas labiau susijudinė, dėl to labiau skauda. Ir tikrai dabar reikia dar pailsinti, nereikia per daug sau leisti, nes kitaip galiu prisidirbti. Tai jo, dar šiek tiek per anksti man lėkioti, bet tikiuosi, kad per ateinančią savaitę pagerės, nes jau bus vis tiek pirmadienį bus jau 3 savaitės, tai aš tikiuosi, kad tik tais gerės su laiku. Jei jums patiko šitas video, būtinai palaikinkit, pasubscribekit ir paspauskit tą varpelį, kad niekad nepraleistumėt mano video. Taip pat pasiekite mane Instagrame gerda.ris bei TikTok'e gerdaris, ten visat jūs laukiu. O dabar iki!